Mušk Maskvienas sotus nėra komentaras, čia yra mūsų draugai, su kuriais mes organizuojam maisto siuntimą ukrainiečiam į frontą. Ar tai yra pozityvus pavadinimas? Mano galva labai pozityvus, nes bent jau aš labai mėgstu būti pavalgęs. Kas yra Maskvienai? Pagal mane Maskvienai yra žmonės, kurie gyvena aplink Maskvą. Ir ar tai nėra rasizmas? Ne, nes man atrodo, kad apibūdinimas aplink kurį miestą gyveni nėra niekaip susijęs su rase. Klausėt, ar aš nesu paieškoms policijos? Ne. Vienintelė mano neigiama sąveika su policija yra, kai man buvo 14 ir aš bandžiau nusipirkti cigarečių ir mane pagavo. Tai va, ką žmonės mums atneša, kad mes siūstumėm ukrainiečiam į frontą? Troškintos kiaulienos konservų, vištienos šlaunelių konservų, troškintos jautienos konservų. Tas geras, man tas patinka asmeniškai, kondensuotas pienas. Visiems bus linksmiau nuo kondensuoto pieno. Aišku, gaunam ir standartinių visokių amerikietiškų sauso maisto davinių. Čia, man atrodo, turim vokišką parinį sausą maisto davinį ir taip toliau, ir taip toliau. Tai jeigu norit prisidėti ir norit įdėti ukrainiečiam tiesiai į frontą šiek tiek maisto, galite jį atnešti į Vilniaus, Šiaulių Getbeksą arba nurodytų adresu tiesiai siųskite į paštomatą. Adresą rasit komentare. Ir ačiū tiem, kurie prisideda. Ate.